Šiandieną, tai yra trečiadienį, mes turėjome 400, gal 30 arba dar daugiau kilometrų greičio ruožą, jisai buvo iš 2 dalių. Iš tiesų po vakar sugadinto keltuvo, automobilio keltuvo šiek tiek buvo neramu ir šiandieną reikėjo šiek tiek pasikasti kopose. Bet važiavome stabiliai pakankamai ir manau, kad padarėme visai neblogą rezultatą. Kiek aš žinau, preliminariai mes esame 23, tai manau, kad tai yra neblogas greitis. Dar vienas dalykas, kurį turiu pasakyti, turbūt gal likus 150 km iki finišo dingo mano vairo stiprintuvas Oskaro. Tai galiu, taip, rankų turbūt ne visai jaučiu po greičio ruožo. Ir šiaip finišavus greičio ruožą, po 1 kilometro mums baigėsi kūras, degalai. Tai buvom taip suplanavę, iš tiesų Oskaras pasirodo valgo gerokai daugiau negu mes visą laiką galvojame, arba šiandieną jisai suvalgė stipriai daugiau degalų negu buvo, tai rytoj startuosime su visiškai pilnu baku, nes rytoj yra virš 600 km greičio ruožas, tai yra pats ilgiausias Dakare. Mūsų bakas yra 550 litrų, tai šiandieną mūsų Oskaras suvalgė apie 100 litrų 100 km. Mes esame iš tiesų ant ribos, kad rytoj užtektų kūro, bet aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Kiek kartų per Dakarą prakirtai ratą? Aš manau, kad turbūt reikėtų skaičiuoti, kad tai yra vidutiniškai vienas ratas vienai dienai, nes buvo dienų, kai keletą kartų prakirtavau ratą, buvo dienų, kai neprakirtom ne vieno. Pavyzdžiui, šiandieną mes važiavom su visais 4 ratais, viskas buvo vietoje, bet buvo dienų, kada jų buvo keletą. Tai diena ratas. Ar pasiėmė pakankamai užteks iki finišo? Ratus dabar jau reikės pradėti skaičiuotis ir žiūrėtis, kągi mes turime ir daryti tam tikrus, kaip čia, atskirus komplektus, nes jau visus naujus ratus esame išnaudoję. Bet turime dar neblogų padėvėtų, tai dabar tokius rinksimės, trauksim burtus, kurie ratai važiuoja sekančią dieną. Vis tiek, taip, bent jau morališkai artėja finišas. Kaip, kokios nuotaikos tavo? Na, ketvirtadienį bus pati sunkiausia diena Dakare. Net patys organizatoriai sako, kad Dakaro finišas didžiąją dalimi atveju spręsis tą dieną. Tai yra 3 dienos iki finišo, 3 sunkios dienos, kuriuose, kaip matote, gali atsitikti visiškai visko. Tai man sunku pasakyti, iš tiesų pamatysim. Aš noriu, kad ateitų finišas, bet lygiai taip pat suprantu, kad jis tiesiog šiaip neateis. Reikės padaryti, kad ateitų. Tai mes pasiruošę padaryti darbą.